Sveiki visi mano žiūrovai, Aristotelis čia. Šiandien žaisim kartu su mano mokiniais naujai išėjusi žaidimą Aristolent, kuriam bandysim atrasti gyvenimo prasmę. Taigi, pradėkime žaidimą. Sveiki atvykę į mūsų pasaulį. Mūsų pasaulis yra sutvertas iš 4 elementų. Ugnies, žemės, oro ir taip pat vandens. Kiekvienas iš šių daiktų turi savo esmę. Supratau, toliau. Pavyzdžiui, šakutė. Jos esmė yra smeigti maistą, ten, kad mes galėtume valgyti. Žaidimo tikslas yra pasiekti laimę. Pasirinkite savo žaidėją. Oh my god, aš imsiu Artemidą. Pasirinkite savo žaidėją. Aš renkuos Prometėją. Pasirinkite savo žaidėją. Tai aš šitą pasirinksiu. Žaidimų taisyklės. Jūsų tikslas išstovėti ant vienos kojos ant šito kelmo. Jūs pralaimėjote. Buvote per daug drąsi, bet neištverminga. Jūs laimėjote. Žaidimo taisyklė. Įminkit myslę. Kas auga, bet niekada neužauga? Man nereikia tavo tos myslės, o aš jau drąsus. Neteisingas atsakymas. Na jasna. Amžius. Teisingai. Pralaimėjote. Buvote per daug ištvermingas, tačiau labai neprotingas. Laimėjote. Kaip matote, laimi tas žmogus, kuris pasiekė laimės. Tas personažas yra tas, kuris yra vertybių aukso viduriuke. Sekite Aristotelį. Taigi, ačiū, kad žaidėte kartu, o jei ne, tai tikrai rekomenduoju. Anyways, kitaip, hit the subscribe button and don't forget to like and also do not forget the bell. Ir kaip aš esu kadaise minėjęs, tai kad žmogus būtų laimingas, jis turi būti šaunus. O kad būtų šaunus, jis turi visose situacijose ieškoti aukso viduriuko.